Sveiki, esu Lina Kontautienė iš įmonės OBA Lignilinėje ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. O šiandieną lankausi labai moteriškoje aplinkoje, kurią labai taip pat mėgsta ir vyrai, pas ponę ir poną Tauriuosius, kurie turi ne tik deimantų, bet ir daug kitų gražių dalykų. Tad Eglė Žadeikienė. Labas. Labas, Lina. Smagu, kad kalbini mane. Tai pristatyk savo verslą. Kuo jūs užsiemate? Mes esame juvelyrikos gamintojai. Gaminame juvelyriką iš aukso ir su brangiaisiais akmenimis. Deimantais, smaragdais, safyrais, rubinais. Daugiausia, aišku, su deimantais, nes būtent į tai labai gilinamės ir būtent aš tam pati asmeniškai skiriu daugiausia dėmesio. Tai galėčiau netgi pavadinti, kad esate deimantų ekspertai. Taip, gali drąsiai pavadinti. Ir tuo tikrai didžiuosi, nes mano yra pagrindinis noras ir tikslas, kad nebūtinai kad parduoti deimantą, o kad žmogus įsigytų daiktą, kuriuo džiaugtųsi ir jis, ir dar būsimos kartos. Aš irgi tą, ką noriu. Tai kiek vis dėlto kainuoja tie deimantai? Galima nusipirkti šlamštą už labai brangiai arba nusipirkti gerai už gerą kainą. Irgi už brangiai, nes deimantai pigiai nekainuoja. Nebent labai maži deimantai. Ir iš tikrųjų čia yra daug niuansų su tais deimantais, yra jų kokybė, kurių šiaip įprastai klientas dažniausiai netkreipia dėmesio, apskritai apie tai negalvoja, bet va tam esam ir mes, tam esu ir aš, kad apie tai pagalvočiau ir drąsiai sakau, kad ką mes darome ir kokius akmenis ir deimantus į savo papuošalus dedame, tai laikomės pačių aukščiausių standartų. Super. Deimantai, kokie dar gali būti akmenys? Šiaip yra 4 brangakmeniai, tai yra deimantas, rubinas, smaragdas ir safyras. Visi kiti yra vadinami pusbrangiai akmenys, tačiau tai nereiškia, kad jie yra pigus. Kartais gali būti daug brangesni už tuos brangiuosius akmenis, tai priklauso nuo jų retumo, spalvos ir tokių savybių panašių. Supratau. Tada papasakok, kas dažniausiai pas jūs perka papuošalus? Dažniausiai tai vyrai perka savo moterim. Tai čia yra savo vyrą. Taip, čia yra mūsų vieni dažniausių klientų, nes mes jiem padedam išrinkti papuošalą ir sutrumpinam, palengvinam tą galvojimą, ką padovanoti, kaip padovanoti gerą daiktą, nes dažniausiai moterys daugiau žino negu vyrai. Taip. Apie deimantus ir apie papuošalus, tai mes jau pasistengėm, kad moteris gavusi tą dovaną tikrai džiaugtųsi ir įvertintų, ir žinotų, ir suprastų, kokį vertingą daiktą gavo. Supratau. Dabar gerai, jeigu vyras renka moteriai žiedą, sužadėtuvių žiedą arba žiedą kaip dovaną, ir dauguma vyrų greičiausiai nežino savo žmonų žiedelio išmeros. Taip, tai čia, kai ateina vaikinai ar vyrai sužadėtuvių žiedo, tai čia vienas iš pagrindinių dalykų yra. Tai koks tas dydis? O kas žino, koks tas dydis? Tai niekas nežino dažniausiai to dydžio ir vyrai, kai sako, na tai ten apie 20, tai jie net neįsivaizduoja, ką reiškia tas 20 dydis turbūt. O iš esmės tai mes padedam šitą dalyką įspręsti. Tai yra programėlė, kur galima, sakykime, jeigu yra žiedas, tai uždedam ant telefono, ant tos programėlės ir pamatuoja tiksliai dydį. Tai čia jeigu moteris turi namuose jau žiedą nešiojamą ir taip galima pamatuoti. Ir tikiu, kad turit ne vieną sprendimo būdą, kaip išmatuoti žiedo dydį, taip. Bet norint apie tuos visus niuansus sužinoti, mes viešai neatskleisime jų, pakviesim į saloną Šventos Gertrūdos 51 Kaune. Ir Eglė su savo kolegėmis tikrai atsakysi visus klausimus, kaip tą žiedelį išsimatuoti. Taip. Ir sprendžiame tą problemą galų gale, kas perka žiedus, mes paskui nemokamai juos sumažinam jau arba padidinam konkrečiai pagal moters piršto dydį, nes ne visada galima idealiai atspėti. O jeigu ir atspėjai, tai būna visokių situacijų, pavyzdžiui, sumažėja pirštelis. Kas moterim yra labai malonu, bet tą sutvarkyti jūs galite, taip? Taip, be abejo. Tuomet minėjai dar, kad pas jūs dažnas klientas yra moteris, kuri labai myli save ir kas yra labai sveikintina ir kartais leidžia save palepinti. Taip, nes moteris dažnai
na, kai mes su jumis bendraujam, tai jaučiam tą, kad sako, na, aš jau pribrendau deimantam. Ir paskui mes su jumis susidraugaujam ir tie deimantai auga, nes jos priauga ir pribręsta prie vis didesnių deimantų. Tai taip, tai yra meilė savo, pasitikėjimas savimi, tikrai deimantai kelia pasitikėjimą savimi. Turbūt kaip vyram galbūt kažkokia nauja mašina, tai moterimi deimantai, ne? Taip, nauji kailiniai ir deimantai, kadangi žemų pas mus nėra, tai belieka deimantai. Ir štai aš laikau rankai, ką aš čia laikau? Taip, tai yra vienas štai kokį grožį. Iš naujos kolekcijos yra mūsų žiedas su deimantais. Centrinis akmuo yra sertifikuotas deimantas. Ką reiškia sertifikuotas? Jis turi tarptautinį sertifikatą ir patį rimčiausią pasaulyje, kokį tik gali turėti akmuo. Tai čia ne tik tai, kad papuošalas, bet ir investicija. Kokių dar papuošalų turite? Gaminame šiaip realiai viską. Ir koljė su deimantais, auskarus. Auskarai vienas populiariausių prekių, bet auskarus dažniausiai moteris perkasi savo. Čia taip tokia tendencija yra. Vyrai mėgsta pirkti žiedus, o savo moterys mėgsta pirkti auskarus. Taip, sakykime, pamatėm tokią tendenciją. Tai apyrankės su deimantais, tiesiog aukso apyrankės. Taip pat specialius užsakymus, tai tikrai yra daugiau specializuota vieta ir visiškai galime išpildyti įvairias idėjas ir pagaminti aukštosios juvelyrikos gaminius. Labai malonus pokalbis su tavim, aš jau nekantrauju, kada galėsiu eiti apsidairyti ir išsirinkti savo kažkokius auskariukus, remiantis tendenciją. Tai galbūt aš galėčiau būti tavo klientė, o kas dar yra tavo tiksliniai klientai? Taip, tai vestuviniai žiedai, tai yra žmonės, kurie ruošiasi tuoktis, tai yra irgi vieni iš mūsų tikslinių klientų, tai čia nuolatos kreipiasi dėl vestuvinių žiedų, nes tai yra mūsų arkliukas, juvelyras tai gamina daugiau negu 20 metų, būtent vestuvinių žiedus ir tikrai profesionalai 100% šitoje srityje. Ar pažįstate, kas ruošiasi tuoktis? Ar jiems reikia vestuvinių žiedų? Jeigu taip, kreipkitės į Eglę Žadeikienę. Sekantis produktas. Tai dar savo artimiesiams, tai nebūtinai antrai pusiai, nes pas mus kartais žmonės įsivaizduoja, kad jau čia ateiti, tai minimum su 1000 turėti kišenėje, nusteikti išleisti. Tai tikrai nebūtinai taip yra. Tarkim, turim apyrankę su deimantų juostelės, su deimantukais juostelės, tai kainos nuo 69 €. Ta prasme, tai yra pritaikyta net tokiom smulkesnėm dovanom, kai galima padovanoti deimantą. Arba deimantai dėžutėse, kurias galima išgraviruoti ir personalizuoti. Tai irgi kaina nuo 99 €. Tai nėra tik tai labai brangus, bet tai yra ir tos tokios dovanoms tinkamos prekės. Taip. Tarkim, labai toks mėgstamas produktas buvo vardas ant grandinėlės, pakabukas vardas. Tai mes irgi jį suprojektuojam, pagaminam. Ir dar padarė 3D modelį, kad žmogus galėtų pamatyti, kaip atrodo. Ten tikrai jau jam... Taip, sakykime, ar šriftas tinka, ar pati ta visa idėja, mintis tinka ir panašiai. Taip. Artėjam labai gražus laikas, Kalėdos, kada mes visi norim prisiminti artimuosius draugus, pažįstamus ir save, žinoma, prisiminti ir palepinti. Ir tu greičiausiai turi gerų pasiūlymų šiam laikotarpiui. Taip, tikrai. Pradedant jau, kadangi lapkritis ir Black Friday prasidės, tai ir startuosim su visais labai gerais pasiūlymais. Tai ką norėtum palinkėti mūsų žiūrovam? Tai moterim, aišku, mylėti save, vyram mylėti savo žmonas ir žinoti, ką geriausia investuoti gyvenime. Nes mes turim vieną gyvenimą, tai reikia jo pasidžiaugti maksimaliai. Ačiū, kad žiūrėjot. Lina Kontautienė, UAB Lignilinėja. Ir Eglė Žadeikienė, įmonė Ponas ir Ponia Taurieji. Iki greito. Iki malonaus.